Turinio greitis šiandien, sekundės. Kaip tai performuoja mūsų sprendimų priėmimą? Tai 100%, nes mūsų kognityvinis resursas dar labiau mažėja. Jeigu aš ten turiu 10 kognityvinių taškų, aš tenai rašau e-mailą, jam skiriu 7, dar ten žiūriu telefoną, jam 2 ir tada man ten lieka vienas dar muzikos klausyti. Nu tai aš neištrauksiu iš oro dar 15, jų yra, kiek jų yra. Reikia paprastinti, kuo toliau, tuo labiau sukramtyti tą patį tekstą. Nu, turi pagauti dėmesį, nes yra konkurencija, nes varžosi dėl dėmesio 70 skirtingų dalykų tuo pačiu metu. Tai turi dar labiau apeliuoti tą autopilotą, dar labiau apeliuoti į greitai, aiškiai suvokiamai, lengvai nuskaitomai, lengvai perdirbamai. Jau po to, kai sudominai žmogų, kai jau nusivedi žmogų šiek tiek į gilį, tada jau turi išlaikyti jo dėmesį, nes, vėlgi, esame visi žiauriai išlepinti, tikrai kokybiško turinio, tai, su tokiu fuflo, nebeišlaikysi to dėmesio, bet kai jau įsitempi giliau, tada jau tenai duok jam kokybės. Bet pačiam paviršiui turi būti labai paprasta, labai aišku ir labai įtrauku.